lietus už lango, reiškia sėdit savo rageliuose ir nuobodžiaujat, tai gaudykit vidosiką. Ir šiandieną bus be ten visokių techninių reikalų, kaip įprastai, o bus apie mūsų vakarykštę kelionę į Vilnių mocų sezono atidarymą. Aš įsiekiai gavau pakvietimą iš organizatorių važiuoti į Vilnių, kodėlgi ne, pirmą kartą išbandysiu, pasižiūrėsiu kaip tenais reikalai, Kaune tai čia buvęs jau daugybę kartų. Klausit, kodėl į Vilnių važiuojam čia pro kažin kur. Tai problema, kad mes, kaip matot, naudojam sunkiai technikai, kelių mokesčiai, tai mes tų visų valstybinių kelių stengiamės išvengti. Nu, jau kem kilų nuo degalinės nuvažiuota, o mes dar toli nuo Jonavos. Tai jeigu kas kada paklaus, sakys, Šilai, kiek tavo mocos kūros rebia? Tai atsakysiu sąžiningai, kad nuo Kauno iki Vilniaus nuvažiuoti prireikia maždaug pilno bako. Nu, tikiuosi ne pro Zarasus, Šilva čia mus veda. Davažiavom net iki evento, jau reikia piltis kurą. Nu, jau atvykom į Vilnių, jau čia į eventą visi statosi mocus. O mes varom iš karto žiūrėti įdomiausių eksponatų, kuriuos pabandysiu jums ir parodyti, kas šiandien čia susirinko. O? Jau aplamai mes žiūrėjom, kažkaip Europai buvo 20. Kitemas, jau vėlinukai velė bestovint. Tau tik tai salos, spės. Dėl ko atvarėm šį kartą į Vilnių? Visų pirma, kad mus pakvietė. Visų antra, aš truputėlį praeitais metais nusivyliau mūsų kauniškiais. Buvo apynaujai mocai ir visi tokie, nu ne visi, dauguma neįdomių. Va čia kažką jau Žilva pamatė. Kiekvienas lidukas jau rėmėjas. Ir tie žmonės nupirko šitą. Mes galvoju, tikrai. Okay. Ai, tai palauk, jisai... Jo, jisai youtuberis, taigi mano konkurentas. Ne, taip reikia sugadinti. Net CF-as, žinok, netaip greitai susigadina. Aš žinau. Tėvai, žiūrėk. Harlistų siaubas, netikras Harlis. Visi keikia, bet visi myli. Tai visi pavydi, nes vienintelis Harlis, kuris važiuoja. O, va, čia yra įdomu. Čia visokie motoroleriai aplinkui pristatyti. Gerai, o ką? Išskirtinis, paprastas. Kodėl stumykla ant tų naujų mocų, viskas su jais yra ok, jie yra kaip transporto priemonės. Bet supraskit mane, aš kiekvieną dieną po kelis kitus naujus mocus pačiupinu, aš tų mocų prisižiūriu ir tiesiog jau jie pabosta ir tu nori kažko tokio, kas yra įdomu. O tie visi retro reikalai, visi seni mocai, jie yra įdomu. Ai, čia Honda, aš galvoju, kas per Scania. Vienintelis iš tų tokių kruizerių, kur dar sutikčiau eksploatuoti, nes dar plius minus traukia. Iš naujų strytų tai turbūt vienas irgi iš mano pasirinkimų būtų. Nieko čia nėra buvę, nečiupik. Ar tu žinai, kas čia per daiktas? A? Tikrai nežinai, nes neįdomu. Nu, dabar žiūrėk. No, tai va, atėjai ir žiūrėjai. Bet va, pamatai daiktą, kuris yra retro. Ir iškart įnei žiūrėt, kas čia per daiktas. Iškart įdomu. Jau marmūzė sumaitota, tai nieko čia man baisaus yra su Vilniovskiai susitikti. Jau nebijau. Žinau, kad esu prisihamėlinęs. Jo, tai va, ko labiausiai bijau, tai motocentro Hebros ir Ducati pardavėjų. Visi kiti kažkaip gerai visai sutarėm. Šiaip įdomus dalykas buvo, tik tais atvažiavau, iš karto Hebra sveikinasi, pažįstamai sočiai. O, Jezu. Bet tai čia prižiūrėtas.
dar vienas yra aparatas, kurį irgi visai su mielu noru pirkčiau. Labai patiko, kaip jisai manevruoja, kaip jisai traukia. Nu, irgi viskas yra, ko reikia. Iš principo tik tais šitą reikalą persidarai biškutį ir va, superinis tritukas. Mano pirmas tritas va toks va buvo. Tik vyšnevas. Bet labai gerai šitas duslės perdaro. Labai gražiai skamba. Katys dėmesį netraukia, bet va, čia X-Jotas ir kažkai. Yra ir šitos markės mocų, kuriuos aš pirkčiau. CF Moto kalbė? Ne. R9-tas. Padarytas. Čia yra Sprinteris, tu jį papildomai išbiešnus pinigus perkiesi ir downgradeini, kad atrodytų gražiai. Bet tada važiuot ne. Eina, viskas čia gerai. Va, šitokius Harlius tai aš mėgstu. Čia rimtai, Mariko? Taip, Regina, va. Man keista, kaip motocentras nedavė jam KTM-o. Ne, Marikas nedurnas. Žino, kad tik tai su šitą ilgai gali važiuoti. KTM-as 5 štukės ir amen dalinukam. Kadaise tokio moco labai norėjau. Eik tu. Buvo kadaise irgi viena iš mano svajonių. Vilniui tikrai įdomesnių mocų yra. Nu, aišku, yra ir štai tokių, žinai. Nu, ja. Vėl žiūrėk tuos senų priekį. Ne, gerai. Aha. Reikia sukulinti. Šiaip 900-iniai, tai man jie patinka. Už štuką 200 nusipirkai su dėžėm ir keliauji ir bėdų nematai. Ir dar torko turi. Čia nudažytas tuo karbonu, su tuo vandeniu, ne? Gal nežinau. Gal. Taip, žiūrėjau. Ali. O, vėl tie posūkiai, žiūrėk čia, madai. Nu? Suzukio dėžės ant vandos dabar. Ten anie makos buvo. Eik tu savo, aš norėčiau tokių dėžių savo ant Suzo. Nu, gražu, gražu. Gražu nudažyti. Lemą reikėjo ant mūsiškių uždėt, kad parduodam. Ne, savo pardavinyklą buvo nudažtai. Geriukas. Man tai šitie va patys gražiausi. Nenuleisti. Ne, CF-o kokybė geresnė už to. Aišku. What the fuck? Yeah. Žilvas stumia, kad CF-o kokybė geresnė už naujos Hondos. Visiška nesąmonė. Tam pačiam ceche surinkti, pagaminti iš tų pačių medžiagų, viskas ten taip pat. Nu, įdomu tik tais, kad retas svečias mūsų gatvėse. Čia net tas sutikas tipo, ne, tas kaip Porsche buvo, žinai, Widowmakeris, tas tipo labai smarkiai. Jo. Vienas iš tų žudikų. Kita. Banditas, žiūrėk. O, koks ne mūsų bendrų draugų. Raudonas. Ne. Tokia retenybė, kad pas mane jau yra daręsis išmetimas. Palauk, lemba. Ne mano. Ne mano. Geniali iš tikrųjų idėja. Nice. Aišku, čia pirkau, brangiai. Sakai, ne, pats darė? Ne. Nu, galvoju, jau čia pačioj pabaigoje nebebus, bet matau, yra aparatas, kur dar vertas dėmesio. Jau biški karštis pradėjo mušt, viskas reikia varyti, gert šalto alaus. Mocų Vilniuje iš tikrųjų beprotiškas kiekis ir labai įvairių. Yra ne tik, kad tie apynauji, kur jau man visiškai nebeįdomus, bet yra ir tokių, kur tikrai išlaikyti seni reikalai. Tai kai grožės pytikas, ką? Jo,
Reik pirkt 6 cilindrų. 6 cilindrai, 6 išmetimų. Nu, ir ką tu man nori parodyti? Užpigiai, su 2 bakais priekį gale. Tam 500 kubų. Hondos kopija, man atrodo, motorio. Ką kainuoja? 8 kažkas 7, nedaug. Ta prasme 100 ar 1000? Tai daug tada. Gerai, dabar praeinam tyliai ramiai. Ne, nieko nesakysiu, nieko apie vedlenėlius nesakom. Einam greičiau nuo KTM stendo, kol manęs net pažino ar nesumušė dar labiau. Tas bagerių reisingo, ta lyga visą tai nu tokia nesąmonė, kad karočią. Jo, mes ten į tas triukšmingas nesąmonės nesiveliam, neįdomu, man įdomu mocai. Oi, einam greičiau. Skorpiono irgi už 2 PM gerą motorinį. Eisim pasižiūrėti metų motociklo. Pasižiūrėti, kas daugiausiai sumokėjo šaibų. Kad... Nori pasakyti CF-ai, daugiausiai paplojo šaibų? Bus 4 PM metų motociklas. Aš netikiu, kad jie tiek daug šaibų užkalo. Ne, jie daug šaibų nemokėjo, tiesiog taip gausis, kad nieko negalės padaryti. Nu, svarbiausi mūsų traukos taškai. Jeigu aš būčiau policininkas, tai šičia būtų laikiklis alui ir jum būtų šakės. Visus už perdarytas duslės bausčiau. Moco ir teisių konfiskavimas. Va. Numeriai valstybiniai. Perėja. Aš nieko neteigiu, nieko nesakau. Jau pozuos. Jau prasideda pozavimas. A taip, va, labai gerai. Nebūtų Marijampolietis, jeigu už dyką nepaimtum. Dabar pasivaikščiosim, kol išeis visi laipsniai. Ir viskas, varysim. Nevarom mes į tą bendrą koloną. Vienas dalykas nėra čia ko sankaba zulint, kitas dalykas yra milijonai gražesnių ir įdomesnių keliukų visur aplinkui. Ir trečias dalykas, kaip taisyklė visą laiką kažkokių tais idiotų atsiranda, kur tu arba išvengi, arba neišvengi incidento. Tai nėra ko. Žilva negali praeiti pro šitas Hondas. Na ir viskas, ką, laukia ilgas kelias namo. Kas nežino, tai su mašina iki Kauno maždaug apie 100 km, su mocu gaunasi kaip minimum 2 daugiau. Apibendrinimui tai tikrai neblogas renginys, vaikam nemokamų atrakcionų ir pažiūrėti, ką buvo. Mačiau, pilna buvo ir šeimų su vaikais, motociklų buvo tikrai nesąmoningai didelis kiekis. Vat yra kur keiščiausias dalykas, kur tie visi mocai būna vasaros sezono metu, nes toli gražu to, kas dabar keliuose vyksta, nu, kur be važiuos pilna motociklistų. Bet kažkaip tais vasarą pradingsta tie mocai. Na ir vat kaip tik dabar kalbėjom ne per seniausiai su vienu bičiuku sutiktu. Tai jisai sako, nu, aš su to mocu geriausiu atveju 4 kartus per sezoną išvažiuoju. Žmonės tiesiog paprasčiausiai nebeturi noro, nebeturi laiko, nes skrolinimas tiktokuose visokiuose be abejo labai daug jūsų laiko brangaus suėda. Mano rekomendacija yra
paskaičiuokit jūs tą laiką, ką sėdit ten YouTube'uose, TikTok'uose, Instagram'uose, Facebook'uose ir vietoj to, kad tom nesąmonėm užsimtumėt, darykite savo darbus, jeigu dirbat, sakykime, patys savo tuo metu, kada skrolinat, kada neskrolinat, kaupkit tą laiką, savo patys pliusuokitės ir sėskit ant mocų ir lėkit svetur į serpantinus, į kalnus ir linksmai praleiskit laiką ir turėsit tikrai visam gyvenimui atsimenamų įspūdžių, skirtingai kaip kad žiūrint mimsus, nu, tu jau po poros dienų tų mimsų nebeatsimeni, o kelionė, kad ir į Tatrus, jinai visam gyvenimui lieka. Technikos šiandien irgi visokiausias buvo, nuo seniausių išlaikytų egzempliorių iki labiausiai blizgančių Harlių. Aš kai visą laiką ką prifilmuoju, tai 90% būna tiesiog išmetama į šiukšliadėžę. Tai šiandieną, manau, padarysiu išimti ir iš karto sukarpysiu ir įdėsiu į YouTube'ą. Galėsit pasižiūrėti, gal save pamatysit, jeigu kam yra įdomu. Tai jeigu šiandieną mano video pamatėte savo mocą, tai būtinai uždėkit laiką ir pasubscribinkit. Jeigu nepamatėt, jeigu jūsų nenufilmavau, tai būtinai parašykit heito komentarą ir susitiksime sekančiose kartuose. Iki!